tokį verslą, hobį, kai kada priklauso nuo kompanijos, labai mėgstu organizuoti ir bernvakarius, ir mergvakarius. Kaip juose skambanti muzika? Ar reikia kažkokių irgi ten derinti teisę su šerifais, Latgom, Agatom, kviesti gimtadienį, mergvakarį, ryšių? Na, jeigu jūs imat sodybėlę, kur yra privati erdvė, privatus ežeriukas ir jūs ten būnat su savo bernais ir savo mergom, leidžiat laiką. Savo, ne savo. Jo, tai žodžiu, šiuo atveju viskas tvarkoj. Tik tai klausykitės tą muziką iš legalių platformų ar prenumeratų, kuriomis jūs mėgstate dalintis su savo draugais, tai čia viskas tvarkoj. Bet jeigu, pavyzdžiui, jūs prisifilmuosite, kaip jūs linksmai leidžiate laiką, pagal mūsų, pavyzdžiui, kokius lietuviškus hitus ir panašiai, ir įkelsite tai YouTube, taip, mane vat nuspėjama darotės. Tai, va, žodžiu, tada jau YouTube'as nuspręs, kad ne, šita muzika jai nepriklauso ir gali jūs užblokuoti. Bet video tai kūrėja aš esu. Ir... Nu taip, bet tai visų garsų plėšia daina, kur visi žino, kad ne jūs parašėt. Kas žino, kas nežino.